Tai va, esame termotranzito žuvies terminale, kad va, matytumėt, vyksta pakrovimo darbai. Mūsų puspriekabė buvo šiandien pakrauta, mes atsikabinom, toks vadinamas, ne su vilkiku privažiuoja pasikraut, bet atsikabini ir jų toksai su vežimiukas atvažiuoja, kuris vadinasi krevetė, pastato prie rampos, pakrovė, mes dabar ateinam, patikrinam, sudėsim štangas, prisikabinsim vilkiką su puspriekabė ir važiuosim. Tai ką, mes turime paskaičiuoti krovinį, susidėti štangas, įjungti temperatūrą ir laukia ilgas kelias. Beveik 3 paras važiuosim iki iškrovimo, tikrai bus labai daug darbo ir dabar prasidės tikrai sunkumai.